Kanalo partneris ir draugas Gustuko picerija. Jie galima rasti Šiauliuose, Gardino gatvė, numeris 2. Sveiki, mėly draugai. Šių metų kovo 8 dieną pasirodo buvo tokia įdomi Lietuvos žaliųjų partijos kažkokia demonstracija. Aš anksčiau jos nebuvau matęs ir atsitiktinai tik tai socialiniuose tinkluose pamačiau tokią trumpą kalbelę, kaip supratau, nuo žaliosios partijos atstovės kažkokios, pasisakymą, pasipiktinimą apie tai, kad ji yra verčiama gimdyti nevatai. Visa jos tokia kalbelė yra grinai tokia copy-paste, kaip sakoma, nukopijuota iš visokių tos, kaip jau jas įvardinus, tapatybės politikos atstovų Amerikoje ir vakarų Europoje. Ten tai tiesiog šitas visas procesas yra labiau užbujojęs, Lietuvoje čia yra dar tik žiedeliai, dar kol kas neprigyja šitos radikalios formos. Bet kad suprastume, jūs paklausykite šitą trumpą atkarpėlę 48 sekundžių, o po to aš apie ją daugiau pakomentuosiu. Jaučiuosi, kad aš nesu kūniškai atsakinga už Lietuvos demokratijos ateitį. Ir aš nemanau, kad mano gimda turi išnešioti ateities lietuvius ir lietuves. Aš labai ilgą laiką apie vaikystę tiesiog negalvoju. Aš priėmiau, tai yra mano dalis, lygiai taip pat, kai mano rūdos akės ar pieno netolerancija. Bet dėl to, kas vyksta dabar pasaulyje, dėl dabartinio pagrindinio diskurso, aš tiesiog noriu pradėti apie tai liekti, apie tai šaukti garsiai ir kuo garsiau. Nes prometalistai, technočiūvai su Masku priešakyje, radikali dešinė ir jos grynos tautos idėjos, ar net gerų norų vedini politikai su kompleksiniais gimstamumo skatinimo projektais, visi jie turi tą pačią žinutę – eik ir gimdyk. Šitą moteriškę, na aišku, čia esmė yra ne jinai pati, aš net visiškai nežinau, nei jos vardo, nei pavardės, esmė yra reiškinys. Pirmiausiai piktinasi, kad nevatai ją kažkas verčia gimdyti. Ir nevatai, kad kažkokias yra politikai ir kažkokie visi žmonės, kurie skatina gimstamumą ir kad tai yra negerai. Ir kad tai yra kažkokia tai sisteminė prievarta prieš moteris. Na, Lietuvoje nežinau jokio įstatymo, kuris verstų moterį gimdyti. Lietuvoje yra oficialūs net ir tie patys abortai, nors aš labai tiems abortams nepritariu, bet jie yra oficialūs ir gali nutraukti tą nėštumą moteris. Niekas negali moters priversti gimdyti, jeigu jinai to nenori daryti. Jei visas kitos formas, tai be abejo būtų koks išprievartavimas, tai yra nusikaltimas, yra vykdomas. Nesvaizduoju, iš kurie prisigalvoja tokias moterėlės, kurios čia kalba, kad jos kažkas verčia vienokią ar kitokią formą gimdyti. Ir pats įdomus tas pateikimas, kad skatinamas gimstamumo yra kažkas į savaime yra negerai. Daug dalykų galima skatinti sveiką mitybą, galima skatinti sportą, galima skatinti ir gimdyti kuo daugiau vaikų. Ir visi tie skatinimai turi savoje gerąją pusę, nes skatinimas geriau maitintis, sportuoti daugiau, be abejo, tikėtina pagerina žmogaus gyvenimo kokybę, tikėtina, kad pailgina žmogaus gyvenimo trukmę. Tai be abejo, tai yra geras dalykas. Skatinimo žmonės gimdyti, bent jau, kad gimtų kokia šeimoje 2 vaikai, tai yra tokia linija, kuris sako už išgyvenimą. Nes jeigu negimsta vaikai, jeigu nesiranda daugiau vaikų, reiškia mūsų visuomenė mažėja, reiškia visuomenė anksčiau ir vėliau pradeda nykti. Automatiškai tada pradeda trūkti tos vadinamosios darbo jėgos ir su kuo mes jau Europą ir ta pati Lietuva jau puikiausiai jau ne vieną dešimtmetį susidurime. Nebėra žmonių, kurie gali tiesiog elementariai kažką dirbti. Trūksta visur specialistų, trūksta mokytojų, trūksta net elementarių bolto vairuotojų, dėl to mes matome vyrukus iš ten 3 pasaulio šalių atvykusius, kurie išvežioja maistą. O tai yra pasiekmė to, kad pas mus, aišku, yra didžioji rykštė, yra emigracija, bet lygiai tas pats irgi ateina ir sumažėjęs gimstamumas. Praeitais metais gimė rekordiškai mažai kūdikių, net 18 000. Niekad tokio mažo gimstamumo Lietuvoje nebuvo. Todėl visos priemonės skatinti gimstamumą yra adekvačios, nes tiesiog nėra vaikų, lygų nėra ateities. Ir tada be abejo šitą teritoriją kažkas apgyvendys kažkokie kiti žmonės, nes be abejo tuščia vieta ilgai nelieka. Bet aišku, visam pasaulyje tas gimstamumas mažėja. Kas yra tipo blogai su skatinimu moterims gimdyti? Buvimas tėvų, čia be abejo skaičiuoja ne tik mamą, bet ir tėvą, nes normaliai šeimoje turi vaikų auklėjime, ne tik gaminime dalyvauti ir vyras, ir moteris. Vaikų gimimas yra šventė.
Tai yra vienas svarbiausių dalykų, ką gali žmonės kartu su jie į krūvą sukurti, tai sukurti naują gyvybę. Buvimas tėvais yra pats svarbiausias ir pats atsakingiausias ir vienas iš sunkesnių, vienas iš labiausiai atsakingesnių, bet ir tuo pačiu savaime kažkiek ir tokių malonių darbų, ką gali žmonės kolektyviškai kartu nuveikti. Ne tik pagaminti vaiką, bet ir užauginti, jį išauklėti. Taip, tai yra sudėtinga, taip yra sudėtingas sąlygos ir materialinės, dabar reikia visokiausių daug išlaidų yra, kad vaiką išleisti mokyklą turi tikrai daug, išleistų pinigų, uniformas, vadovėliai, už viską reikia mokėti, nedaug die vaikas serga, reikia vėl ten pinigų. Taip, tai yra didelė atsakomybė, taip yra, tai yra išlaidos, taip yra dalinai, tas yra vargas. Bet visa tai atvirka tai, kad tu į pasaulį atvedi naują žmogų, naują gyvybę ir prisidedi prie naujo pasaulio kūrimo, ateities pasaulio kūrimo. Ir kokius mes vaikus išauginsime, tokią ateitį ir turėsim. Be abejo, aišku, vėliau vystysi savarankiškų kelių, bet tos bazinės žinios, ką vaikams įdedame mes per pirmosius metus, per pirmosius 18 metų, vis tiek tai yra tam tikra bazė, nuo kurios vaikai gali atsispirti. Ir čia nėra nieko blogo skatinti visuomenę gimdyti, tai reiškia daryti tą, ką visuomenė ir turi daryti ir darė tūkstančius ir milijonus metų. Tai yra gyveni savo gyvenimą ir paruoši naują kartą, kad jį toliau pratęstų žmonijos išgyvenimą. Visos tos, dabar, kur čia šnekėta moterėlėse, aišku, neakcentuojantis ją pačią, bet apskritai, visos tos idėjos yra specifinį, turi fašistinį tokie prieskonį. Prieskonis fašistinis yra tame, kad aš esu svarbiausias, visa kita yra nesvarbu. Antras variantas, žmonių pasaulyje yra per daug, žmonės yra potencialūs teršėjai. Čia toks įdomus susiliejimas, toks fašistinis ir liberacinis modelis, jie tarpusavėje susiliejo ir gavosi kažkokia psichozė. Žmogus yra savaiminis teršėjas, nes planeta yra teršiama. Esmė yra ne žmogus teršėjas, bet konkrečios žmonių grupės. Konkrečios žmonių grupės tai yra kapitalo, stambaus ypač kapitalo grupės, kurios pelną iškelia aukščiausią svarbiausią epizodą ir tada nesvarbu jiems yra ir tarša ir taip toliau. Tai didžiausias teršėjas yra būtent stambi gamyba, ne atskiras žmogus. Kiekvienas atskiras žmogus jis nėra toks ir teršėjas. O visą kitą tu gali tą gyvenimo būdą koreguoti. Žmogus savaime jis nėra teršėjas. Žmogus savaime nėra kliūtis. Pasaulyje žmonių gali sutilpti daug daugiau, negu jų yra dabar. Lietuvoje dabar oficialiai 2,7 milijonų gyventojų ir realiai Lietuvoje drąsiai galėtų 10, net ir 15 milijonų gyventojų gyventi ir visiems užtektų vietos ir šalis galėtų pilnai prasimaitinti. Pasaulyje galėtų būti 3-4 kartus daugiau gyventojų ir viskas būtų tvarkoj. Tiesiog, aišku, reikėtų koreguoti visą tą valdančią, vyraujančią sistemą. Bet aišku, sistemą keisti nesinori tiems, kurie yra tenais piramidės viršūnėlyje ir jiems be abejo didėjantis žmonių skaičius yra kliūtis, nes kuo daugiau žmonių, to potencialiai daugiau problemų, atsiranda kažkokie maištininkai, jie kažko reikalauja, visi nori normaliai gyventi, kaip jie drįsta. Reikia mažinti žmonių skaičių. Ir tam pasitelkiamas įvairiausios priemonės, visokios pseudo vakcinacijos, karai, maisto nepriteklius, kuris dažnai būna dirbtinis. Ir be abejo visokios tokios ideologijos, kurios pasiema moterėlės, kurios turi kažkokių kompleksų, trūkumų ir kurios platina tokias ideologijas, kad blogai yra gimdyti, blogai yra išleisti į pasaulį naują gyvybę, niekšai tie, kurie skatina gimstamumą, reikia skatinti, kad žmonių kiek įmanoma būtų mažiau. Įdomus epizodas. O jeigu jos mama, tai tos kalbančiosios būtų nusprendusi, kad nereikia man vaikų, nenoriu išgimdyti, jos pačios nebūtų. Tam, kad jinai čia atsirastų, reiškia kažkoks vyras ir moteris turėjo kartu sueiti krūvą, atlikti tam tikrą, savotiškai ir malonų aktą ir kažkas turėjo išauginti ją, išauklėti, kaip spartovai moka kalbėti, tikrai moka skaityti, reiškia jie į mokyklą, reiškia jie kažkas rūpinosi, reiškia jie kažkas augino. O ji pati nusprendė, kad vis dėlto reikia pasiimti visai kitų kelių. Viskas tvarko, jos yra pasirinkimas, nieks negali žmogaus per jėgą versti, kurti šeimą ir gimdyti, jeigu jis negali, jeigu jis jaučia, kad jis to nenori, niekaip nesugebės. Viskas tvarko, reikia palikti ramybę. Gyvenk kaip tu nori. Bet koks tavo tikslas asistoti į politinę poziciją ir sakyti, nereikia gimdyti ir visi tie, kurie skatina žmonės kurti šeimas, auginti vaikus. Be abejo, aš visą laiką sakau, kad atsakomybė neturi būti kad mamos, atsakomybė turi dalintis ir tėvas, ir mama kartu kolektyviškai.
jeigu nori, kad šeima būtų normali, visi šeimos nariai turi dalyvauti šeimos kūrimo ir šeimos stiprinimo procese. Užmest viską vien tik ant mamos arba tėvo, tai be abejo būtų visiškai nesažininga ir neadekvatu. Aš esu už šeimas, už tai, kad žmonės gimdytų. Bet aš nesu, kaip jie pasakytų, ar ta moteris tikriausiai, kad aš esu vyras šovinistas. Ne. Kai mano pirmas vaikas gimė, tėvystės atostogų pasiėmiau aš ir mano žmona išėjo mokytis. Aš su 2 savaičių kūdikiu likau namie ir aš jį ten prižiūrėjau. Po to grįždavau žmona, po to aš vakare išeidavau savo ten darbukus dirbti. Jeigu normaliai šeimoje viskas yra tvarkoje, šeimoje turi dalyvauti abu, ir vyras, ir mama. Jokia moteris, jokia normalioji šeimoje, normalioji visuomeniai negali būti, ta prasme, padaroma kažkokia nevata, kaip čia jinai patikė, dirbtinė vagina, kuri tik tai vaikus gimdo. Tai vyksta tik tai neadekvačių žmonių galvose. Kiekvienoje normalioje šeimoje vyras ir moteris yra lygiaverčiai ir jie kartu kūrė šeimą. Jos visi tokias aktyvistės pasiėmė kažkokias neadekvačias šeimas kaip pavyzdį ir parodo, kad tai yra visuotina. Ne, tai nėra visuotina, tai yra visuotina, tik yra jūsų vaizduotėje, taip atrodo. Tokiai liguistoj už sorošinius ir už saidinius pinigėlius išplautoje sąmonėje vyksta tokie dalykai, kad kažkokia prievarta prieš moteris. Taip būna prievartos prieš moteris, bet kaip ir prieš vyrus būna tos pačios prievartos. Prieš tokius dalykus tikrai reikia kovoti, visi turi būti lygiaverčiai žmonės. Bet jeigu mes norime turėti kažkokią normalią visuomenę, tiek Lietuvoje, tiek ir pasauliniu mastu, vaikai turi gimti. Jeigu vaikai negimsta, jeigu vaikai nėra užauginami, jie netampa pilnaverčiai suaugusiais žmonėmis, mes turime nykstančią ir menkėjančią visuomenę. Mes neužauginame galbūt būsimų Mozartų, Bethovenų, Einšteinų ar kitų mokslininkų, nes jie tiesiog negimsta. Kažkas pasirenka variantą, kad jų tiesiog nereikia vaikų. Tai reiškia, mes tada nukertam tą šaką, kurios patys ir sėdam ir sunaikinam visą tą visuomenę. Kokia to prasmė? Aišku, visai iš viso jinai nesunyksta, bet tikrai tikėtinai trauksis. Kam tai yra naudinga? Naudinga tiems, kurie turi galios pozicijas, nes kuo mažiau žmonių, tuo mažiau problemų. Tuo lengviau suvaldyti mažesnės grupės žmonių. Kai žmonių yra daug, jas darosi sunku suvaldyti. Atsiranda visokių maištininkų, visokių idėjų ir tada vyksta vidinė kova. Dar svarbus aspektas tame, kad mažesnis gimstamumas sąlygoja, kad visuomenės vidurkis, amžiaus vidurkis yra sensta. Lietuvoje jau virš 40 metų yra visuomenės vidurkis. Ką tai reiškia? Kuo visuomenė yra senesnė, tuo mažiau ten protestų. Visus protestus, visas revoliucijas, visokias perversmus pagrindė darydavo tos visuomenės, kuriuose yra didelis kiekis jaunimo. Kuo mažiau jaunimo, tuo mažiau protestų. Nes jauni žmonės ieško pasaulyje vietos savo. Jie žiūri, galbūt senos idėjas netinka, jos varžo, reikia kurti naujas idėjas, naujus socialinius modelius ir jie eina kovoti už tos naujus socialinius modelius. Jeigu jaunimų yra mažai, o visuomenė dominuoja seniai, kurie jau tokie susitaikė su esama padėtimi, reiškia, ta visuomenė pradeda virti savo sultise. Nieko tada nevyksta, nesibūrė jokie nauji judėjimai, nesiranda naujų idėjų, ir toks vyksta toks virimas buljono, toks palengva, ten tiesiog visi ten plūduriuoja tam šiltam vandenėlyje, nesvarbu, kad jisai yra gendantis tas vandenėlis, bet jis nieks nebenori keis, nes nėra jaunatvės, nes nėra jauno ryžto, veržlumo, noro keisti pasaulį. O likęs jaunimas, jis prisitaiko ten prie tų irgi tokių jau demagoginių seniukų, kurie irgi sako, vaikeli, tu tiesiog užimk geresnę mitybos grandinę šiame pasaulyje. Vaikai turi gimti, visuomenės turi būti jaunas, visuomenės turi nuolat atsinaujinti ir visos idėjos, kurios skatina gimstamumą, yra puikios ir geros, jeigu jos duoda kažkokį rezultatą. Ir atkreipkime dėmesį, kad vienose tautose tas gimstamumas mažėja, o kitose didėja. Viena iš tų tautų, kur gimstamumas didėja, neatspėsite, o gal ir atspėsite ir žinote, yra Izraelyje. Žyduose augina po 3-3,5 vaikų šeimoje. Ir gimstamumas ten po truputėlį yra didinamas. Tai sakykite savo klausimą, kodėl kitose tokiose šalyse gimstamumas turi mažėti, o kitose šalyse jis turi didėti. Nes vienose šalyse yra vis dėlto ta politinė sąmonė, supranta, kad esminė vertybė yra žmogus. Jeigu nėra žmonių, reiškia, tu niekur nesukursi, o kitur žmogus yra, ne visai vertybė. Tiesiog gyvenkime kiekvienas ką savo ir kaip bus, tai bus. Be abejo, tokios visuomenės su laiku sugriūna arba tyliai,
arba su triukšmu, bet vienokio ar kitokio požiūriu jos subyra. Todėl, gimėlieji, tegu žmonės Lietuvoje dauginasi, tegu Lietuvoje kūrė vaikus ir tik tada mes turėsime ateitį. Ačiū, kad klausėte ir iki.